kaip važiuojant ant 200 galvą iškišti pro langą. Pažiūrėsim, ir viskas veikia. Ten matavom šito modelio pasipriešinimą, kokios jėgos įveikia prie skirtingų greičių, prie skirtingo kampo ir tai darėm tam, kad suprojektuot tiesiog daug geresnį daiktą. Čia toks pirmas tyrimas į tą pusę buvo. O po to tiesiog bus dar greitesnis, dar galingesnis ir geresnis. Tiesiog viskas prasideda nuo paprasčiausio hobio radio valdomų lėktuvėlių, po to kažko naujo nori, kas, kaip sakant, mados ir panašiai. Ir galiausiai prieiti prie šito, nes čia yra toks galbūt smagiausias daiktas. Dronas skirtas lenktynėms. Skirtumas tarp paprastų dronų tai yra tame, kad iš jų spaudžiama maksimaliai galia, kiek tik įmanoma. Tai yra kuo galingesni motorai, kuo galingesnė baterija, kuo viskas lengviau ir padaryta greičiui ir manevringumui. Maksimalus gal apie 160, o jo pagreitis iki 100 yra kažkur 1,5 sekundės. Pagrindinė konstruojam patys, tiesiog dalis atsisiunčiam iš Kinijos, iš Europos, iš kur kas gauna žodžiu. Čia už mūsų renka dabar šitos visus dronus. Pirmą kartą dauguma žmonių. Jam užtruko kažkur 6 valandas galbūt, bet čia taip padedant. Sunku pasakyti, gal apie porą šimtų eurų. Tai su protu reikia elgtis ir neskraidyti tarp žmonių, virš prie pastatų negalima skraidyti. Apskritai, jeigu pirmą kartą kažkas bando pasižaisti su dronu, geriausia atviroji pieva, kur nėra nei žmonių, nei ką sužeisti. Nes jie yra pavojingi, greiti ir neverta rizikuoti. Žinoma, dauguma pamatys šitų aparatų ir kaip jie lenktyniauja, tikrai bus gerų pilotų ir bus įdomu pasižiūrėti. Tai kai pradedi skraidyti, tai gauni to adrenalino, nes skraidom, parodysiu. Kai skraidom, mes visą vaizdą matom per akinius. Tai yra tokie, yra kitokie. Ir esmė, kad tu daugiau nieko nebematai, tik tai matai tai, ką dronas mato. Ir tu jautiesi lyg jame sėdėtum, tiesiog nieko panašaus nėra. Jautiesi kaip žvaigždžių karas.